Tai mes esam šitame projekte iniciatyvinė grupė iš 3 žmonių. Tai manęs, Ritos ir Tomo, Ievos grupė, kuri susibūrė, kad sukurtumėm spektaklį, šokio spektaklį, ir jis ypatingas ir kitoks tuo, kad tenai galės vaidinti, turės galimybę pasirodyti žmonės, kurie turi negalią. Jaučiu vieną dalyką, kad man tą reikia daryti ir nežinau iš kur, kas čia man tą žinutę duoda, iš viršaus ar iš kažkur, kad aš per mažai dirbu su žmonėm, kurie turinčiais negalią. Aš esu gyvenusi daugiau negu 13 metų Norvegijoje ir ten taip pat užsiemu judesio terapiją žmonėms su negalia. Ir mes taip visai netyčia susitikom su Rita ir pradėjome galvoti bendrus projektus. Man yra spina bifida ir hidrocefalija ir man 13 metų. Stuburo slankstelių ir nervų sutrikimas nuo gimimo yra. Aš esu neregys ir dar turiu judėjimo negalią, tai cerebrinį paralyžių. Mums labai svarbu įtraukti asmenį su negalia į patį meną, nes manom, kad ir matom, kad jie gali pateikti meną iš kitos pusės ir per meną mes galim kalbėti apie pačią įtrauktį. Tai labai daug būna teigiamų patyrių. Ir aišku, iš pirmo būna nelabai jauku su nepažįstamais žmonėm, bet paskui susidraugauju, labai visi čia draugiški, malonus. Šokis ir vaidyba duoda savirealizaciją, tai yra galimybė realizuoti save, parodyti savo talentus, savo kažkokias tai meninės pusės, o visų antra, tai tiesiog duoda išlaisvėjimą, atsipalaidavimą. Ir tada kiti žmonės gali pamatyti, kad tas asmuo, kuris turi negalią, tai jis nevertas pasigailėjimo, o jis taip pat toks pat žmogus kaip ir mes visi, kad jis taip pat ir myli, ir nori dirbti, ir kurti, ir pasižiūrėtų ne per gailestį, o kaip tik kaip į galimybę su juo kurti draugystę ir jį pažinti. Turiu iš tikrųjų kontaktų kitose šalyse pasaulio, Kostarikoje, Madeiroje, Švedijoje, ir esu stebėjusi pasirodymą žmonių su negalia, profesionalų šokėjų pasirodymą. Ir mano supratimu, žiūrinti pasirodymą, tiesiog negalia pranyksta. Pačiame pasirodyme, kai tu žiūri, tu matai žmogų, bet tos negalios, jos nebesimato, jinai lyg ir ta riba tarp galios ir negalios, jinai visiškai išnyksta ir ta negalia tampa galia. Pati pastebėjau, kad žmonės pamatydami žmogų su negalia ar net nematydami, ištardami žodį negalia, tarsi automatiškai įsijungia, ai gaila, dažnai pavyzdžiui girdžiu, aš negaliu žiūrėti, aš negalėsiu susitikti, aš apsiverksiu. Ir man iš tikrųjų toks yra piktumas, nes tai yra išankstinė nuostata, yra tiesiog kažkoks, nežinau, palikimas galbūt iš tėvų, iš kažkur išgirdėtų dalykų, nes kai tu pamatai tą žmogų, tai tau tikrai neims gailestis ar verkimas, kai tu jį pažinsi, ką jis gali, kuo jis gyvena, kad jis tiesiog žmogus. Ir manau, kad mūsų visuomenė iš tikrųjų dar labai žiūri į tuos žmonės su negalia kaip į čia jiems reikia padėti, čia jiems reikia kažkaip, ne, jie yra pilnavertiški asmenys, jie yra pilnavertiški visuomenės nariai ir iš jų galima be galo daug išmokti, ką aš ir darau, būdama šalia jų aš labai daug mokausi. Būna, žinoma, būna tokių žmonių, kur eini tiesiog gatvėje, pradeda į tave žiūrėti. Buvo vieną kartą vyras, aš dar tiksliai neprisimenu, ką jis sakė, bet irgi ten mama mane patraukė, nelabai fainai buvo, tai būtų fainai, kad tiesiog nelabai malonu, kai tu eini gatvėje ir tave žiūri, tai kad mažiau žiūrėtų, savo reikalais užsiimtų. To gailesčio vis dar būna ir nemanau, kad tai yra gerai ir labai tikrai norisi pasiųsti tą žinutę, kad mes žmonės turintys negalią esam tokie patys, kaip ir visi, tik tai turim
kaip vieni vaikšto su auskarais, kiti vaikšto su tatuiruotėm, tai mes turim savo tapatybės dalį negalią, kuri yra, bet jinai neįtakoja mūsų gyvenimų ir mes tikrai gyvenam įprastą gyvenimą kaip ir visi žmonės. Tokios praktikos šiokios tokios turiu ir vieną dalyką, ką aš supratau, aš turiu būti lygiai toks pat, net gailauti, neužjausti ir nerodyti šito gailesčio, nes jeigu aš tą dalyką padarysiu, viskas, jie manęs nepriims į savo terpę. Žmonės turintys negalią, tai man yra žmonės be kaukių. Jie tiesiog yra tikri, tokie kokie yra ir iš jų nėra tokių kažkokių tai noriu atrodyti ar būti toksai ar tokia, jie tiesiog yra tikresni ir mano suvokimu atviresni. Mes esam absoliučiai vienodi su savo mąstysena, su savo emocijom, su savo išgyvenimais, su savo tikslais, su savo motivacijom ir su savo gyvenimo visais iššūkiais. Jokių nėra, kad ten ojojoj negali vaikščioti arba nemato, tai jisai jau visai kitoks. Ne, mes esam visai lygus. Aš dirbau Norvegijoje kaip asmeninė žmonių su negalia asistentė virš 3 metų. Tai patikėkit manim, tie žmonės gyvena pilnavertiškesnį gyvenimą negu kai kurie žmonės neturintys jokios negalios. Ta prasme, jie yra laimingi, jie gyvena gyvenimą, jie eina į užsiėmimus. Mes eidom kartu ir į muzikos terapiją, ir į šokį mes šokdavome kartu, ir į baseiną plaukiot, ir keliaudavom. Esu keliavus po Norvegiją ir su slidėm, ir su pačiūžom. Ta prasme, begalė užsiėmimų, ar ne, ir normalus, paprastas gyvenimas, jisai šiek tiek yra kitoks, galbūt reikalingas asmeninis asistentas, ar ne, arba pagalba iš šalies, bet jie puikiai gyvena, jie turi nuostabų gyvenimą. Mes galim pasisemti daug labai gerų dalykų iš pačių žmonių, kurie turi negalią, nes jie turi motyvacijos, jie turi įkvėpimo. Jie turi labai daug tokių stebuklingų dalykų, kurių kartais mums trūksta. Aš turiu draugų, dirbu mėgstamus darbus, užsiemu mėgstamom veiklom ir šiuo metu tikrai mėgaujuosi gyvenimu. Sakykime, yra situacija, ar ne, aš turiu negalią ir aš negaliu kažko tai gyvenime savo kasdienoje padaryti. Tai aš koncentruojuosi ne į tai, kad negaliu, bet kaip aš galiu padaryti, ar ne? Kitas požiūrio taškas. Tai vat tie žmonės man padeda suprasti ir pamatyti kitus požiūrio taškus gyvenime, kaip galima atrasti norimą rezultatą arba jo siekti, bet tiesiog iš kitos pusės, kitais būdais. Tai man tai yra didelė dovana. Keturios sienos ir tarp jų sustojęs laikas, vilčių ir svajonių neišbarstyk, tai ko trokšti pasiekti bandyk. Juk prieš akį gyvenimas, šimtų galimybių kupinas, kol tu dar čia, kol turi dar jėgų, nenustok skrist. Juk prieš akį gyvenimas, šimtų galimybių kupinas, kol tu dar čia, kol turi dar jėgų, nenustok skrist. Svajonės aukštai, ten aukštai, kur žybsi žvaigždės, tik atspindys kažkur trumpam suplyksi, nenusimink. Dainą šią prisimink, duok man ranką ir ženkim pirmyn. Juk prieš akį gyvenimas, šimtų galimybių kupinas, kol tu dar čia, kol turi dar jėgų, nenustok skrist. Juk prieš akį gyvenimas,
toks kryžius.